Mes darome pagauk ir gamink iššūkį išgyvenimo plauste vandenyno viduryje. Visi didžiausi ir geriausi laimikiai vyrai. Pirmyn, runeri! Gerai, kapitonas išspjauna maistą. Nėra valgęs. Nesijaudink. Važiuokime už šio arklio, vyrai, su 3000 arklio galių. Pirmyn! Labai ačiū tau, broli. Ir žinoma, labai ačiū tau, Bali. Jūs esate patys geriausi. Ačiū tau, broli. Tu esi psichas, žmogau. Eime! Wow! Gerai, dabar turime eiti pagauti žuvų. Eime. Paliekame banglentę su ieties įranga. Išeiname iš čia. Eime. Tai bus vienas iš įspūdingiausių būdų pradėti epizodą, vaikinai. Ir šiandien mūsų laukia beprotiškas iššūkis. Mes darysime pagauk ir gamink iššūkį ant išgyvenimo plausto vandenyno viduryje. Iš čia, vaikinai, aš tuoj šoksiu į valtį, plauksiu į vandenyno vidurį, tikiuosi pagausiu šiek tiek maisto ir tada jį iškepsiu vandenyno viduryje. Žinau, kad tai skamba beprotiškai, bet turiu ypatingą svečią, kuris man padės, vaikinai. Eik čia, bičiuli. Štai čia, vaikinai, yra Pablo. Jis yra šefas, maisto entuziastas ir tiesiog žmogus, kuris mėgsta gaminti su šviežiais ingredientais. Ir būtent tai mes šiandien ir darysime. Aš važiuosiu pilnu greičiu, tikiuosi, kad gausiu jums šviežių jūros gėrybių. O jis vėliau man tai paruoš. Kaip tau tai skamba? Aš to labai laukiu. Ir girdėjau, kad vieta, kurioje gaminsiu, bus tikrai sudėtinga. Taigi, pažiūrėkime. Jūs pamatysite, kur jis gamins. Tai bus beprotiška. Tikrai taip, vaikinai. Noriu pažiūrėti, ar galiu gauti pačius geriausius ir šviežiausius ingredientus. Jūs žinote mano gaminimo stilių, vadinkime jį paprastu. Jis gana paprastas. Aš paprastai tiesiog užmetu viską ant laužo ir žinote, viskas gerai. Ką tu esi nuveikęs savo, sakyčiau, kulinarinėje patirtyje? Koks tavo didžiausias pasiekimas, kurį esi pasiekęs? Tarkime, kad aš 14 veganų sugrąžinau prie įprastos mitybos. Girdėjote teisingai. 14 veganų sugrįžo prie įprastos mitybos. Aš to nesakiau. Tai pasakė jis. Gerai, vyrai, ruošiamės. Keliaujame į gilų mėlyną vandenyną. Laikas susirinkti ingredientų. Einam. Šiandien visi labai laukia, vaikinai. Išsitraukėme rimtus ginklus ir jaučiuosi šiek tiek nervingas, nes žinote, kad nemėgstu nuvilti žmonių. Taigi šiandien tikiuosi šiuo povandeniniu šautuvu pagausime tikrus monstrus. Ir pasakysiu tik tiek. Tai bus vienas beprotiškiausių gaminimų, kokį kas nors yra daręs. Nemanau, kad tai kam nors kada nors pavyko. Taigi vėliau viską pamatysite. Susisieksime su kapitonu. Kai tik iššoksime į vandenį, nebegrįšime atgal. Maistą gaudysime ten. Gerai, vyrai, plaukiame į gilę mėlyną jūrą. Matote, kad už mūsų yra kapitonas. Šiandienos puolimo planas. Išsitraukiame sunkiosios artilerijos. Turime didelius povandeninius šautuvus ir medžiosime milžiniškas atviro vandenyno žuvis. Kaip matote, už mūsų. Matote, ten yra rumpungas. Dabar aš tiesiog stebiu aplinką. Bandau suprasti, kokios žuvys čia plaukioja. Čia mes medžiojame tunus, wahų, mahi-mahi, visas didžiausias ir geriausias žuvis, vyrai. Dabar čia šiek tiek romantiška, vyrai. Tai beveik kaip Titaniko akimirka, tik man trūksta moters. Bet šiandien čia bus žuvis. Galbūt pakeliui namo, kai pagausime milžinišką žuvį, padarysime mažą Titaniko akimirką. Užkelsime ją į laivo priekį ir romantiškai plauksime į krantą. O tada mes ją išskrosime. Kodėl aš toks keistas? Kartais, kai kapitono žvejoja, aplink mus pilna mahi, bet jos tik seka masalą ir net nekimba. Čia aš ir praverčiu, bičiuli. Išsitraukiu didįjį ginklą, povandeninį šautuvą. Ir vėl parūpinsiu kapitonui žuvies. Matote čia? Tai 1,2 metrų povandeninis šautuvas. Dabar turime apie 70 metrų virvės. Šitas čia, vyrai, gali susidoroti su gana didelėmis žuvimis. Kai tie 70 metrų virvės baigėsi, mes praktiškai paskęstame. Taip viskas ir veikia. Bet ką tik čia sutikę, mes bandysime nugalėti. Tai gali mus paskandinti, tai gali mus nužudyti, bet dėl to mes čia ir esame, bičiuli. Ruošiamės, lipame į vandenį ir žiūrime, ar pavyks sugauti mėlyną į vandens monstrą. Einam. Gerai, einam, broli. Woo!
Gerai vyrai, ką tik grįžome po pirmojo nėrimo ir kaip matote, čia turime gražių vaivorykštinių bėgikų. Turime jų porą, tai vieni geriausių sašimi vandenyne. Žali ar kepti, jie yra tiesiog neįtikėtini. Esu tikras, kad šefas iš jų pagamins kažką nuostabaus. Bet gyvūnai, kurių mes iš tikrųjų ieškome vyrai, jie suės šias žuvis. Tai tie didieji, kurių mes norime. Matote, aplink mus plaukioja keletas delfinų, jie plaukia kartu su mumis. Turime priartėti šiek tiek arčiau, kad pamatytume, ar galime pagauti monstrą. Turime keletą gražių žuvų šaldytuve, bet dar neturime tos monstriškos žuvies, kurią norime pagauti šefui vėliau. Yra kažkas ypatingo tiesiog būti čia ant vandens vyrai, kai oras ramus kaip stiklas, kai šviečia saulė. Esu labai dėkingas už šį gyvenimą dabar. Čia už mūsų yra kapitonas, tikra legenda. Ir dabar mes tiesiog darome tai, ką mylime. Šokame į vandenį ir žvejojame. Tikrai noriu pagauti žuvų vyrai, nes šis gaminimas tai kažkas, ko labai ilgai laukiau. Turime kažką ypatingai svarbaus, kaip žinote, ir nekantrauju parodyti jums keletą beprotiškų receptų. Jūs žinote, kad mano gaminimo stilius yra, na, pavadinkime jį paprastu. Taip, vadinkime jį paprastu, manau. Ne, tai geras būdas jį apibūdinti. Paprastai aš tiesiog pagaunu žuvį ir užmetu ją ant laužo. Kartais taip darau todėl, kad iš tikrųjų taip skonis būna nuostabus, tiesiog žuvis ant laužo. Bet kartais vyrai gera šiek tiek pasilepinti. Ir būtent tai mes šiandien ir darome. Mes čia kaip reikiant pasilepinsim. Bum, 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 bum. Pasilepinsim kaip reikiant. Vėliau surenksime visiškai pašėlusi maisto gaminimą. Gal net mažą vakarėlį vandenyno viduryje. Laužas, gera nuotaika. Ko dar žmogau gali norėti iš gyvenimo? Bus tikrai beprotiška, bet pirmiausia mums reikia maisto. Gerai, einam. Gerai, jūs galite matyti viską aplink mus dabar. Turime visus šios įrenginius, kurie gaudo žuvis. Ten dar vienas, prie kurio galime nardyti. Ir dar vienas čia pat. Čia, manau, ir suksimės ieškodami žuvies. Tikėkimės, kad čia plaukioja kokie nors vandenyno milžinai ir mums pavyks ką nors gero pagauti. Tai bent jau toks mūsų veiksmų planas. Gerai, ruoškitės. Einam vidun. Pirmyn. Wow, turiu supergalių mažutę.
Padėkit. Jūs paėmė visą valą. Padėkit. In, broli. Jis paėmė visą valą. Jie galėjo mane paskandinti. Inka. Palauk. Žiūrėk ten, mažutė. Tai milžiniškas vahu. Jūs matėte patys, ten buvo labai pavojinga, žmogau. Šis vahu nuviniojo 70 metrų valo ir man nieko nebeliko. Jis tempė mane po vandeniu, todėl ir pašaukiau kapitoną, nes šitie dalykai. Jie yra antra greičiausia žuvis vandenyne po galingos burižuvės. O štai čia vakarienė, mažutė. Dabar esu visiškai sužavėtas, pažiūrėk į šitą daiktą. Tai ešerys, žmogau. Berniuk, gerai, esu visiškai sužavėtas. Pažiūrėk į tai, mažutį, tai nuostabus vahu. Aš taip susijaudinęs. Vaikinai, matėte kapitoną? Jis tikra legenda. Jis visada mane atveda prie geriausių žuvų čia ir dabar esu visiškai susijaudinęs. Bet noriu jums parodyti kažką tikrai šaunaus. Pažiūrėkite čia, vaikinai. Pastebėjau kažką žuvyje. Jei prieisite šiek tiek arčiau, pamatysite tai. Bandysiu ištraukti tai iš uodegos, bet pažiūrėkite. Pažiūrėkite čia. Tai atrodo kaip mažas kabliukas. Taip, kaip manote, iš kur tai? Pabandyk kitą nuo kito žvejo. Kiti žvejai? Bičiuli, kiti žvejai buvo šiek tiek nepasiruošę. Pažiūrėk į tą daiktą, jis užkibo ant vahų. Ar juokauji? Matei, žmogau, jis išlėkė kaip tikras ekspresas, visiškai išprotėjo. Ir dabar galime pasakyti tik vieną dalyką, bičiuli. Vahų. Eime, žmogau, šiandien vakarieniai valgysim gerai, tai tikrai. Gerai. Būčiau persikas dabar, vyrai, man reikia nusiraminti. Gerai, noriu, kad pažiūrėtumėte, koks laukinis yra šis kraštas. Už manęs matote, viskas čia tiesiog iš bambuko. Mes dabar esame vandenyno viduryje, aplinkui nieko nėra. Ką mes darome? Užkuriame laužą, ruošiamės viską kepti. Reikia būti atsargiems, kur dedame koją. Jūs vyrai matėte tai? Aš tuoj prasmeksiu pro grindis ant šito daikto. Šiandien turėjome vieną beprotiškiausių dienų. Matėt, mes išsiuntėme jį anksti ryte į gilę mėlyną jūrą, o legendos yra čia pat. Noriu labai padėkoti kapitonui. Jis buvo tas žmogus, kuris šiandien mus atvedė prie to milžiniško vahu. Ir broli, mes tau turime geros žuvies, tad jūs atspėjote, dabar esame šioje gelbėjimosi plauste. Turime šią laužavietę čia pat ir ką mes darome? Užkursime šį laužą, žmogau. Kas gali nutikti blogai? Mes esame ant kruvino bambuko gabalo, vandenyno viduryje ir užkuriame ugnį. Žinai, dėl to mes ir gyvename. Bičiuli, laikas užkurti šitą reikalą ir pažiūrėti, iš ko tu padarytas. Ei, broli. Eime, šefas pradeda darbą. Eime. Štai ką mes turime. Šią vaivorykštinę žuvį, kaip matote. Šiandien pataikiau tiesiai į kūną. O ši žuvis iš tikrųjų yra viena geriausių sašimi vandenyne. Todėl turime čia pat šefą. Jis parodys, kaip viską daro, kaip profesionaliai išvalo žuvį čia, ant plausto vandenyno viduryje. Pradėkime. Išimsime žuvies vidurius, švelniai įkišdami peilį į pilvą, kad nepažeistume vidurių viduje. Kaip matot, visi viduriai jau išimti, mes juos išmesime, kadangi esame vandenyno viduryje, galime juos tiesiog pamaitinti žuvims. Dabar apversime žuvį ir perpjausime ją palei pilvo pusę. Kol jūs valo tą žuvį, aš gal truputį pasimėgausiu. Juk esame vandenyno viduryje, kodėlgi neišgėrus kelių putojančiųjų? Tai labai sudėtinga, nes plaustas taip stipriai juda ir aš tiesiog stengiuosi neįsipjauti į ranką, nes tai svarbiausia. Matote, jis dabar tiesiog daro paprastą žuvies filė. Gerai sako, kad tai geras filė darbas, jei gali per žuvį matyti save. Aš suvalgysiu šitą. Ei! Ką tas kruvinas kapitonas čia veikia, bičiuli?
Tu eini į tualetą žuvie? Ei, jis eina į tualetą ant plausto. Žinai, mes čia valgome drauge. Turime nuostabią viršutinę liniją šio vaivorykštinio bėgiko. Aš supjaustysiu jį plonais griežinėliais ir pasirūpinsiu, kad kiekvienas gabalėlis būtų permatomas. Ar tau kada nors yra gaminęs virėjas? Niekada. Niekada. Taigi šiandien tikriausiai valgysi geriausią patiekalą savo gyvenime. Taip. Bus gerai, vyrai, bus gerai. Dėl to mes ir gyvename. Pažiūrėkite, kas parašyta ant tavo marškinėlių, broli. Ten parašyta verda. Veda. Ką šitą sako? Verda? Berra. Net virėjas po velnių tai dėri. Jie labai greitai ateis pas jūs su tomis užžiūrio uodegomis. Dabar dėliosime tai į lėkštę, stengsime padaryti, kad atrodytų gražiai, nes viskas, kas susijęs su maistu, yra ne tik skonis, bet ir pateikimas. Velnies, jis tikras puikėlis su tuo. Pažiūrėkite žnyplės, ar kaip jos ten vadinasi, kurias jis naudoja. Jos kaip auksinės, broli. Atrodo, lyg būtų paimtos iš karalienės rūmų. Jis paruošė tą žuvį, kurią matėjai. Lėkštė atrodo tikrai nuostabiai, jis čia turi kelis ingredientus. Ką ketini daryti? Aš ruošiuosi pagaminti Ocean ponzu padažą. Pirmiausia, supjaustysime citrinas mažais gabaliukais. Ne tik dėl dekoravimo, bet ir dėl skonio. Tada mums reikės svogūnų laiškų, arba žaliųjų svogūnų, kaip juos be pavadintum. Dabar įpilame šiek tiek sojų padažo. Iš likom. Likom? Tai kažkaip netaip skamba, ar ne? Bet skonis geras. 2 šaukštai sojų padažo ir šlakelis ispaniško alyvuogių aliejaus. Išspauskite šiek tiek citrinų, pabarstykite svogūnų laiškų dėl skonio. Turime naminį karamelizuoto česnako padažą, visada paragaukite prieš patiekdami. Na, kaip skonis? Aš šoksiu į vandenį. Tiesiog pasakysiu, taip gera. Čia tiesiog visiška bomba. Jūs pirmieji tai išgirdote. Gerai, turime padažą, jis paruoštas. Manau, gauname žuvį, užbarstome šitą dalyką ant viršaus ir viską dedame į mano pilvą, broli. Papuošime jį. 2 citrinos skiltelės. Išsidirbinė. Padažo užpilk. Broliai. Ar tau patinka vyrai? Aš esu popiežius katalikas. Žinoma, man patinka majonezas. Žinoma. Nenaudok burnos, nenoriu, kad tai nurytum. Neturiu 3 rankos. Ko tik naudoji auksinės žnyplės žuviai patiekti, o dabar naudoji burną majonezui uždėti. Neturiu 3 rankos. Kaip po velnių tai veikia, broli? Kaip tai veikia? Jis naudoja auksinės žnyplės vienam patiekalui, o kitam savo prakeiktą burną. Na baig, bičiuli. Ir štai ką aš vadinu laukinio vandenyno sashimi. Oho, aš seilėjuosi. Einam. Aš tau pamaitinsiu, nes tu neliesi to gražaus meno savo rankomis. Vaikinai, jūs manęs nekęsite už tai, bet jis maitins mane kaip kūdikį su šiomis auksinėmis žnyplėmis. Po to jūs pamatysite, aš imsiu auksinį laivą, medžiosiu po vandeniu su deimantiniu povandeniniu šautuvu. Pamatysite. Kapitonui pirmam? Taip, kapitonui pirmam. Jis supjaustė, Jis mus atvedė prie šios žuvies ir... Stok! Net kapitonas galvoja, kuo jis po velnių mane maitina. Skaniau? Gerai. Vyriški dalykai. Tai skanu, ar tikrai? Ne, jis toj išspjaus. Ar esi kada nors ragavęs žalio sašimio? Niekada? Pirmas kartas? Niekada. Gerai. Aš šiandien vakare tau pagaminsiu, viskas gerai. Paprastai vienintelės, kurioms leidžiu mane maitinti, yra gražios moterys. Bet šiam vienam epizodui padarysime išimtį. Gerai, pirmin, bičiuli, duok man. Woo! Woo! Tai nuostabu, žmogau. Aš duosiu tam 9 iš 10. Tai tikrai geras patiekalas. Drąsiai patiekčiau jį karalieniai, jei ji dar būtų gyva. Jame yra puikaus rūgštumo nuo citrinos, sūrumo, kreminės tekstūros nuo majonezo. Tai tikrai nuostabu. Puikiai padirbėta, broli. Ačiū. Ei, kapitonas išpjauna maistą. Dabar, kapitonas, ateik čia. Ateik čia. Ateik čia. Tu turėtum būti virėjas, o jie išspjauna maistą. Kaip matai, tai žalia. Savo gyvenime niekada nesu bandęs sašimi. Niekada. Tai pirmas kartas su sašimi, man labai patinka sašimi. Taigi, buvo visai gerai. Bet kapitonas tiesiog vemia laivo gale, brau, taip skanu. Gerai, jūs galite matyti, kad mums tiesiog teko supjaustyti šiuos vahų gabalus ir sudėti į prakeiktą šaltkrepšį. Jie net netilpo. Manau, kad dabar juos kepsime. Pažiūrėkite į tas spalvas. Jis visą dieną buvo ant ledo, tad pradėkime. Imkime jį, išvalysime, išfiliuosime. Noriu, kad pažiūrėtumėte, koks jis šviežias. Šis dalykas prieš kelias valandas dar plaukiojo. Štai čia turime skeletą. Valgyt tą dalyką, broli, pirmin, gerai vyrai. Čia turime dubenį. Manau, žuvis jau supjaustyta, mažais gabaliukais. Ką dabar darysime? Pirmiausia, dėsime miltus, o tada dėsime kažką panašaus į KFC keptą vištieną. Nes aš noriu, kad prieskonių nebūtų per daug.
Bet iš išorės turite keptos vištienos plutelę, o viduje itin švelnę ir minkštą kaip vachu. Dabar svarbiausia, nes daugelis žmonių daro taip. Jie prideda vandens. Bet pakelkime tai į kitą lygį pridėdami alaus. Alų, kurį naudosime. Nes patarimas, kai kalbama apie gaminimą su alkoholiu. Daugelis žmonių, kai gamina su alkoholiu, linkia rinktis pigiausią alkoholį iš prekybos centro. Gerai, bet aš mieliau žinote ką? Visada rinkitės tokį alkoholį, kurį pats gertumėte. Nes jei jo negersite, kodėl turėtumėte jį valgyti? Manau, jis dabar šiek tiek išsigandęs. Broli, tau šitas patiks, gerai? Iš tikrųjų tai gana įspūdinga, bet būtų geriau, jeigu jis pilstytų tai man tiesiai į gerklę. Ne, aš neleisiu tau to pilti man į gerklę. Tu jau mane pamaitinai auksinėmis žnyplėmis. Dabar mes viską sumaišysime, o tada norimas rezultatas yra tokia konsistencija. Ne per skysta, ne per tiršta. Gerai, jūs galite matyti, kad dabar jis tiesiog nulupa šio ananaso žievę. Tai iš tikrųjų beprotiška, vaikinai, pažiūrėkite į tai. Turime virėją lauke, plūduriuojame vandenyno viduryje, keletas alaus. Šefas meistras, ko dar norėtum gyvenime? Vyruti, šiandien pagavome šiek tiek vachų žuvies. Ha, gerai, atėjo tiesos akimirka. Kas gali nutikti blogai, kai esi ant plūduriuojančios bambukinės, plausto vandenyno viduryje? Užkursime šią ugnį šiame židinyje. Kapitone, laikyk mano alų, perskaityk marškinėlius. Čia gaminama. Pradedam, judam pirmyn. Mes užkūrėme ugnį ant šio bambukinio plausto vandenyno viduryje. Taip. Tai nerealu, žmogau, gerai. Laikas pradėti gaminti, kapitone. Tikiuosi, kad galėsime jam pagaminti ką nors, ko jis neišspjaus. Kiekvieną kartą, kai esu su tuo prakeiktu kapitonu, jis visada naudoja benziną. Neslėpk už nugaros, broli, neslėpk. Jis turi benziną čia pat. Taip jis užkuria šią ugnį. Na, užpilt benziną, papasako, kaip tai padarei. Tai yra benzinas iš variklio, iš valkės. Valtis. Kodėl jis šiandien taip lėtai judėjo? Ei, žinote, mes darome putojančios žuvies fontaną, kai alų supilame į žuvies burną. Bet šį kartą nemanau, kad šis alus tilps į žuvies burną. Bet aš jums parodysiu australišką būdą, broli. Gal norėtum šiek tiek patraukti savo ingredientus į šoną, bet aš tau tai perduosiu. Pasiruošęs? Nori, kad aš tai padaryčiau. Taip, žinoma. Pasiruošęs? 3, 2, 1. Išgertai, broli. Gerai. Išgerk. Tai vyksta ant uolos. Einam. Kiekviena diena čia yra šventė. Einam. Dieve mano. To nesitikėjau. Gerai, turiu eiti apsitvarkyti. Einam. Aš greitai lipu iš vandens. Mes visą popietę čia metėm žuvų vidurius. Jūs žinot, kad dėl to mes čia ir gyvenam. Gera nuotaika. Turim kapitoną, turim šefą. Jėga, oho, meskit komentarą. Komentaruose dabar verda veiksmas. Jūs žinot, kaip aš jūs myliu. Mes bandysim apvolioti žuvį miltuose. Paimk sūnau. Nuostabu, pažiūrėk į tai. O tada mes įmesime ją į skystą tešlą ir nukratysime perteklių. Taip, jūs net nepatikėtumėt, jei apie tai skaitytumėt. Jis jau užsitraukė auksinės lazdeles. Jis turi auksinės lazdeles, bičiuli. Auksinė lazdelė, žmogau. Valstybė, ką ketini daryti? Pažiūrėk į tai. Arba turime ananasą. Turime žuvį, kuri kepa. Ei, čia geriausia komanda, žmogau. Kapitonas ugnį vėdina, o mes čia gaminame, nuostabioje aplinkoje. Štai koks gyvenimas, žmogau. Štai koks gyvenimas. Noriu dvigubai apkepti žuvį. To priežastis ta, kad noriu, jog aliejaus temperatūra vėl pakiltų, o žuvis pailsėtų minutę ar dvi, kad jos neperkeptume ir suteiktume dvigubą plutelę. Jūs žinote, čia jūrinėse platformose mes visi tiesiog darome tai, ką mylime gyvenime. Ir tai nuostabu, vaikinai, galėti susipažinti su tokiu talentingu žmogumi kaip Pablo čia. Jūs matėte, kad galėjome parodyti savo nardymo, tyrinėjimo talentus, o tada jis galėjo pademonstruoti savo gaminimo technikas. Visiems ten, vaikinai, tai tiesiog žinutė jums visiems. Siekite savo aistros, siekite jos ir neatsigręšite atgal, ar ne? Siekite jos, eikite paskui ją, pirmyn. Gerai, jis dabar kepa antrą kartą. Jis deda šios žuvies gabalėlius atgal į aliejų. Atėjo laikas ištraukti žuvį, tiesiog paklausykite. Jūs galite matyti, kad čia yra stebuklingos auksinės lazdelės. Ką mes padarysime? Mes iš tikrųjų išsiųsime jas vienam iš jūsų. Jūs matėte, kaip šitas vyrukas mane maitino šiomis lazdelėmis. Taigi, turite pakomentuoti po šio vaizdo įrašu. Geriausias komentaras, juokingiausias komentaras, tas, kuris surinks daugiausiai patiktukų. Kad ir koks būtų geriausias komentaras, aš jums išsiųsiu šias auksinės šakeles arba lazdeles, kaip jas be pavadintumėte. Čia turime visus gražius ingredientus. Turime žuvį, turime laimo, turime ananaso. Tu viską mums sudėliosi?
Žinoma, pažiūrėkit tą plutelę, pažiūrėkit tai, nuostabu. Gerai, ką mes darysime? Paimsime vieną vachų žuvį, kelis ananasus, tada užspausime šiek tiek laimo ant viršaus. Čia yra kečupmanis, kadangi esame Balyje, Indonezijoje. Saldus, karamelizuotas sojų padažas. O dabar užpilkime šiek tiek naminės česnakinės padažo. Tai buvo viena iš beprotiškiausių dienų, vaikinai. Turime šį nuostabų žuvies tako, kurį paruošė virėjai. Manau, būtų teisinga, jei valgytume kartu. Taip, į sveikatą. Padėkite jį. Į sveikatą, vaikinai. Gerai, paragaukime jos. Tikėkimės, kapitonas šito neišspjaus. Skanu? Jūs tai išgirdote pirmieji. Kapitonas, jis neišspjovė. Tai tirpstančių takų. Sultinys – vienas geriausių dalykų. Pažiūrėkite į mėnulį. Turime pilnatį. Esame vandenyno viduryje. Tokios akimirkos, vaikinai, kai saulė leidžiasi už horizonto. Visi įgulos nariai čia. Visi šioje plaustoje iš esmės daro tai, ką labiausiai mėgsta šiame pasaulyje. Fone matome ugnikalnį. Ir jei yra vienas dalykas, kurį galiu jums patarti, tai siekite savo svajonių. Niekada jų neatsisakykite. Siekite jų. Aš jūs visus myliu. Manau, kad aš ir kapitonas norėtume velniškai vesti Pablą. Suvalgę šios tako, broli? Tikrai skanu. Gerai, jie tiesiog nerealų žmogau. Tai buvo nerealu, vyrai. Aš jūs labai myliu. Palaikyk Polą. Eik ir panekyk, broli. Woohoo!